visuomenėje vis daugiau ir daugiau vadinamųjų vyriškų moterų ir vis daugiau yra moteriškų vyrų. Tai reiškia, moteris darosi labiau orientuotus į laimėjimus. Tai kokios tada atsiranda tos realiai problemos? Gal galima kažkaip dėmesingiau apžiūrėti? Ir šiuolaikinis žmogus turi vieną iš didžiausių problemų. Ir ta problema yra stresas. Stresas ir yra tai, kas žlugdo ne tik žmonių sveikatas, bet ir žlugdo santykius. Gali skambėti turbūt, kad tai ką, reikia moteriai nebesiekti tikslų ir reikia kažkaip mažinti, silpninti savo asmenybę? Yra tik pirmin. Okay, Tasme, mes negalim grįžti į senus patriarchalinius laikus ir taip toliau, ir moteris ten 16 vaikų. 16 vaikų sėdėjęs ir gyvens kaip pagal Vedas senovėje arba, nežinau, kaip pagal kažkokius tai modelius. Kai kurios šeimos gali judėti šitą kryptim ir jiems suveikia, bet kalbant apie masinį žmogų, šitas kelias neveikia. Dėl to vyrui stresą mažina aukštas testosterono kiekis. Kada pas vyrą krenta testosterono kiekis, jisai pradeda nesusitvarkyti su elementariu stresu. Tai reiškia, tada paprasčiausi dalykai jam atrodo nepakeliami. Asmeninis gyvenimas ir vėliau net ir socialinis gyvenimas priklauso nuo kitos kokybės asmenybės. Ir ta asmenybės kokybė vadinasi ne stipri asmenybė, o brandi. Asmeniniam gyvenime mes turime kitus iššūkius ir kitus tikslus, vidinius. Ir vidinė branda tai yra sugebėjimas pasiekti vidinių tikslų ir įveikti vidinės kliūtis. Kas yra vidiniai tikslai? Sveiki visi, čia yra Soul Action podcastas, kuriame aš, Marija Mei, kalbinu meditacijų ir sąmoningumo mokytoją Rimvydą Židžiūną. Ir čia mes tyrinėjam tai, kaip nešti išmintį į kiekvieną žmogiško gyvenimo sritį. Ir šiandien mūsų tema yra labai įdomi. Mes kalbam apie tai, kas yra moteriškas vyras ir vyriška moteris. Labas, Rimvydai. Sveika, Marija. Labas. Tai kodėl mes šiandien kalbame apie tokią temą? Kodėl jinai yra aktuali? Aš manau, kad mes kalbame ir apie ją dėl to, kad jinai yra aktuali. Ir aktuali dėl to, kad daugumai žmonių jinai skausminga. Nes mes pastebime, kad šiuolaikiniai visuomeniai vis daugiau ir daugiau vadinamųjų vyriškų moterų ir vis daugiau yra moteriškų vyrų. Ir vis daugiau problemų tarp jų abiejų, vienų ir kitų. Jo. Jo, iš tikrųjų. Tai va, tai aš manau, kad galima būtų apie tai pakalbėti ir pamatyti taip, kaip galima matyti šitą situaciją ir atrasti tam tikrą požiūrio kampą, iš kurio tikrai matosi daug sprendimų. Labai gerai. Man irgi skamba kaip labai aktuali tema, net ir visur socialinėse medijose pilna įrašų. Stipri moteris tai, kad reikia minkštom būti arba kaip tik stipriom, žodžiu, be galo didelė tema. Ir moteriškas vyras irgi nuolat skamba kaip tokia visus paliečianti kažkokia linija. Tai gal nuo to ir pradedam, ar ne? Vat kas yra vyriška moteris, kas yra moteriškas vyras, kaip tai atrodo? Jo, aš tai galbūt norėčiau pasiūlyti visai kitą požiūrį, dėl to, kad iš tiesų vyriška moteris ir moteriškas vyras tai yra stereotipas, tai yra kažkoks tai naujas pavadinimas tam tikram reiškiniui, kuris šiuo metu yra atsiradęs visuomeniai. Dėl to mano tvirtinimas yra toks, kad nėra vyriškos moters ir nėra moteriško vyro. Yra tiesiog moteris, kuris turi stiprią asmenybę ir tada mes turime tokį reiškinį, kurį vadinam vyriška moteris, arba mes turime vyrą, kuris turi silpną, pavadinkim kol kas taip, silpną asmenybę ir tada man atrodo, kad tai yra moteriškas vyras ir vėlgi moteriškas vyras lyginant su vyriška moterimi. Dėl to realiai nėra tokių reiškinių. Būtent dėl to ir yra didysis susimaišymas, dėl to, kad mes sugalvojom naujus pavadinimus ir tie nauji pavadinimai mums pradeda kelti naujas problemas. Okay.
Tai kaip tada mums išpainioti, galim pradėti po vieną, kaip mums išpainioti šitą temą, kaipgi vis dėlto tada atskirti savyje, kitose moterise, kas yra ta asmenybiškai stipri moteris, kurią mes vadinam vyriška, ir kas yra stipri moteris bendrai kaip reiškinys. Jo, tai aš galbūt pasiūlysiu tokį požiūrį, kurį aš naudojuosi, tai reiškia požiūrį į savo aš. Tai reiškia, vat, žmogaus aš, jisai sudarytas iš tokių 3 komponentų. Pirmas komponentas tai yra tavo tikrasis aš, tai yra tai, kas mato, tai patiria, galima tai vadinti aš esu, galima vadinti sąmonė, galima vadinti siela, galima vadinti esybė. Tai vat šitame pokalbėje aš daugiau galbūt tai vadinsiu esybė, tai reiškia esmė žmogaus ir jinai neturi lyties. Tai reiškia, kad jinai yra belytė, tai yra, jinai yra šaltinis sąmoningumo, jinai yra šaltinis va to susietumo su pasauliu būsenos arba meilės būsenos ir taip toliau. Tačiau, kada mes gimstame ir būname kūdikiai, augame, vystomės, pradžioje pradeda pas mus formuotis vadinamoji prigimtis. Tai yra ta prigimtis, tai yra mūsų genuose nustatytos programos. Tai reiškia, kada gimsta kūdikis, jis jau yra vyras, vyriškas arba moteriškas, arba vyriškos lyties, moteriškos lyties. Ir realiai toliau tie, kurie augina vaikus, mažus vaikus, jau mato skirtumus. Mergaitė, jinai vienaip auga, vystosi, bendrauja, berniukas kitaip. Tai reiškia, vyriška ir moteriška prigimtis, jinai yra įgimta. Dėl to realiai mes vyrais ir moterimis tampam iš karto gimę. Ar galima sakyti, kad tai yra biologinė mūsų dalis? Biologinė įgimta. Mes apie dar pakalbėsim, bet trečia dalis yra vadinamoji asmenybė. Tai jinai yra ta, kurią suformuoja žmonės, mūsų supė žmonės. Tai reiškia, jinai susiformuoja sąveikoj su aplinkiniais žmonėmis. Tai reiškia, vadinamojim socializacijos arba vystimosi procese. Tai reiškia, asmenybė, jinai formuojasi pradžioj sąveikant su tėvais, po to mokykloje, darželėje, kieme, universitete, sąveikant su visuomenė ir atsiranda žmoguje išvystyta tokia dalis asmenybė. Ir asmenybė, jinai nėra vėlgi nei vyriška, nei moteriška. Ypač jeigu mes turime socializaciją tokią, kokia pas mus įprasta, tai reiškia mokyklos yra bendros ir berniukam ir mergaitėm, dėl to mūsų asmenybės realiai neturi vyriškos ir moteriškos lyties. Tai yra daugiau tam tikros savybės, tai yra tam tikri elgesio modeliai, įsitikinimai, požiūriai ir taip toliau, kurie realiai gali būti vienodi tiek pas vyrą vadinamai, tiek pas moterį. Dėl to skirtumas vyro ir moters yra tik tai prigimtyje. O asmenybės jos gali turėti atspalvius vyriškos vadinamosios prigimties ar moteriškos, o gali ir neturėti. Ir tada mes ką matome? Mes matome tokią tendenciją, kokia dabar yra. Tai reiškia, kad nuo pat mažens mes tiek vyrai, tiek moterys mokinamės išgyventi šitame pasaulyje. Pasiekti tikslus savo, kontroliuoti situaciją, užimti tam tikrą vietą tarp žmonių ir taip toliau. Dėl to mūsų asmenybė, jinai ilgainiui tampa stipri. Pavadinkime tokiu pavadinimu, nes čia labai supaprastintai viską mes pasakojam. Dėl to, kada moteris arba vyras išmoksta siekti išorinių tikslų, įveikia išorinės kliūtis, jie įgauna vadinamai stiprią asmenybę. Ok, tai jeigu teisingai girdžiu, tiesiog, kad taip sutrumpintai į vieną kontekstą sudėti, stipri asmenybė susikuria siekiant tikslų ir juos pasiekiant, ar ne? Va toks kaip instrumentas, darbinis tarsi, iš to, ką girdžiu. Arba gali asmenybė kažkokioje vietoje palūžti, kažkokioje vietoje sutingėti, nepasiekti kažkokių tai tikslų ir tada mes vadinam silpna asmenybė, vėlgi lygindami su stipria asmenybė. Ir tada, jeigu vyras turi stiprią asmenybę, tai mes sakom, o vyriškas vyras. Bet iš tiesų ne, jisai nėra labiau vyriškesnis už kitą vyrą, kurio asmenybė silpna. Nes jeigu paimti du vyrus, abudu, vienas yra vadinamas vyriškas vyras, kitas moteriškas, jeigu žiūrėt biologiškai, abudu jie vyrai. Ir tą gali jums patvirtinti bet koks medikas.
Bet žmonės, kurie stebi juos, gali sakyti, o šitas vyriškas. Dėl to, kad jisai turi stiprią asmenybę, tai reiškia, jis sugeba pasiekti tikslus. Ok, mes tarsi pririšome. Pririšom, jo. Ir lygiai taip pat su moterim. Tai su vyru kaip ir normalu tas visas dalykas, bet su moterim, kada moteris turi išvystytą stiprią asmenybę. Tada mes turim tokį neįprastą reiškinį, nes realiai net Lietuvoje tik tai po Antro pasaulinio karo moteris buvo prileistos mokintis vidurinėse mokyklose, mokintis siekti vadinamųjų visuomeninių tikslų. Ir tos stiprios vadinamos moterys visai neseniai atsirado. Tai reiškia, tos, nežinau, 200 000 metų, kol mes esame homo sapiensai, tai tik tai pastarasis, nežinau, 50-70 metų, kada yra toks reiškinys, tai yra moteris su super stipria išvystyta asmenybė. Kadangi mūsų tema dar ir turėtų paliesti sąveiką tarp tų stipri asmenybiškai moteris ir moteriškus, tai tikrai norisi į tą irgi nujudėti, bet aš jaučiu, kad vis tiek be galo smalsu. Tai kas tada yra ta stipri moteris pagal savo prigimtį? Kas tai yra? Kaip atskirimą kažkokį norisi? Nes man atrodo, kad šitie terminai, kuriuos tu naudoji, jie iš tikrųjų negirdėti. Jie labai daugam gali būti nauji. Jo, tai aš tos terminus irgi juos naudoju tam, kad supaprastinti labai didelę sudėtingą medžiagą, nes mes neturim laiko viską labai smulkiai pasakoti. Dėl to, taip, asmenybė gali būti stipri arba silpna. Taip. Pradžioj, jo. Pasabu. Bet moteriška ir vyriška prigimtis, jinai išreikšta yra žmogaus tiek išoriniuose visuose požymiuose, tiek vidiniuose. Tai reiškia, nežinau, hormonų veikla, tam tikrų smegenų skyrių veikla ir vyro ir moters jie skiriasi. Ir dėl to mes negalim sakyti stiprus vyras kaip prigimtis arba stipri moteris. Mes galim sakyti, kad vyriška prigimtis, pavyzdžiui, ten dominuojantis testosteronas jame jo ir tas užtaisas būti laimėtoju, jisai realizuojamas veikloje, tada galima sakyti, jo vyriška prigimtis yra realizuota. Moteris, pavyzdžiui, jo, jinai sutverta, ne tik tai, jinai sutverta yra pagal kūną, biologiškai, jo, jinai sutverta auginti vaikus, puoselėti tą ryšį su vaikais, išauginti juos ir padaryti juos, nežinau, išsivyščiusiam sveikom asmenybėm. Tai reiškia, moteriška prigimtis gali būti realizuota, tai reiškia, moteris ją realizuoja, jinai augina vaikus, jinai turi savo namus, turi sąlygas, kuriuose gali auginti tos vaikus. Ir čia aš labai siaurai sakau, bet kad pagauti, apie ką aš kalbu. O moteris gali būti nerealizuota. Jinai neturi artimų žmonių, nėra ko rūpintis, nėra ką mylėti ir taip toliau, ir jos prigimtis gali būti nerealizuota. Dėl to nėra stipri moteris arba silpna moteris, yra arba realizuota moteris, arba ne. Ir vyras, jo prigimtis realizuota arba nerealizuota. Ok. Gerai, didelės temos. Čia mes tokius terminus įvedam, kad būtų aiškiau. Taip, kontekstas. Ir tada, kada problema yra kokia, kad mes gyvename dabartinėme laike, kada žmonės mokinami būti stipriomis asmenybėmis, tai reiškia, nuo pat mažens mes ruošiami profesijai. Taip. Mes ruošiami siekti tikslų. Jo. Dėl to tiek vyrai, tiek moterys, jie mokinasi būti stipriais, pavadinkime taip. Ir konkurencinė terpė, visada jau net mokykloje jinai egzistuoja. Taip, ir net šiuolaikiniai visuomeniai, darbuose ir taip toliau, moterys žymiai lengviau randa savo vietą negu vyrai. Dėl to, kad darbai jau pasidarė labai įvairūs, ne tik tai kovot, laimėt, bet ten yra ir organizuot, aptarnaut, parduot, sudaryti gerą įspūdį ir taip toliau, kur moteris gali puikiausiai toj vietoj pasiekti aukštus tikslus. Dėl to asmenybės išsivystė ir mes turime tokią stiprios asmenybės moterį. O gyvenimas gerėja ir gerėja ir dėl to vis mažiau ir mažiau reikia tos vyriškos prigimties, kur tu turi kovot, laimėti ir taip toliau. Tai reiškia, geras gyvenimas, jisai daro tokį atvirkštinį poveikį vyrams. Vyrai tampa vartotojai. Tai reiškia, vartotojai, tai reiškia, jiem nereikalinga stipri asmenybė, kad realiai tu viską turėtum. Ir turbūt dar galima būtų sakyti, kad kol yra kuo rūpintis, tol vyrui aktualiau yra realizuoti tas savo užkoduotas duotybės per asmenybę, bet jeigu moteris pati
tampa kovojanti Taip. asmenybė, ten stipri asmenybė. Tai vyrui net ir kaip ir priežasties tarsi, ar ne? Taip, nes vyrui labai svarbu, kad jis realizuotų savo prigimtį iššūkiai. Aha, Ir jeigu gyvenime yra iššūkiai, tada ta prigimtis realizuojasi. Jo. Jeigu iššūkių nėra, viskas labai komfortiškas gyvenimas, jo prigimtis nesirealizuoja. Ir yra netgi labai daug tyrimų atliktų apie vadinamai testosterono kiekį kraujuje statistiškai organizme vyrų. Ir tie tyrimai rodo, kad testosterono kiekis mažėja. Aš kalbu apie vakarų pasaulį. Tai reiškia, net organizmas prie to prisitaiko. Net organizmas prie to Ta prisitaiko. biologinė duotybė, jinai irgi keičiasi. Lygiai taip pat pas moteris organizme kyla testosterono kiekis. Tai reiškia, moteris darosi Disbalansai. labiau orientuotus į laimėjimus, nes testosteronas yra tas hormonas, kuris verčia būti laimėtoju. Jo, koncentracija nuolatinė. Taip. Visa, okay. Dėl to šitas dalykas išsibalansuoja ir tai atsispindi santykiuose. Nes iki to laiko mes visada turėdavom kitokį modelį santykių. Tai reiškia, vyras kažkur tai eidavo į visuomenę ir rūpindavosi šeimos išgyvenimu, o moteris būdavo namuose. Kaip minėjau, iki Antrojo pasaulinio karo, kalbu apie statistinę daugumą žmonių. Ir tas modelis veikia. Visi tie senoviniai, archetipiniai scenarijai, pagal kuriuos vyrai ir moteris gyveno, jie puikiausiai veikia. Ir jie leido natūraliau realizuotis abiejų prigimtims skirtingoms. Ir tada, kada tokia modelį, natūraliai vyras ir moteris labiau remdavosi ne tiek asmenybę, kiek remdavosi pačia prigimtim. Natūraliom duotybėm tarsi. O prigimtys, jos iš tiesų natūraliai dera. Pat kam esmė, jos turi vadinamai tą pliuso, minuso ir to traukos dėsnį. Dėl to, jeigu asmenybė netrukdo, tada vyro ar moters prigimtys labai gražiai viena kitą papildo tais skirtumais ir vienas kitą palaiko. Bet jeigu atsiranda stipri asmenybė, silpna asmenybė ir dėl to yra kažkokios problemos, tada žmonės persijungia nuo vyriškos ir moteriškos prigimties, persijungia ant asmenybių ir pradeda asmenybiškai santykius aiškintis. Ir tada kaip tas atrodo? Tu mane padedi, tu turi padėti. Ir tada mes pradedam kovoti dėl savo rolių, dėl to, kas ką turi daryti, kas ko neturi daryti. Atsiranda priekaištai įvairūs ir taip toliau. Ir asmenybės jos automatiškai nedera. Automatiškai nedera, dėl to, kad jos, kaip čia pasakyti, kabutėse pagamintos skirtingose šeimose. Dėl to jos gali nedėrėti. Čia kaip Indijoje porų šeimų sukūrime dalyvauja tėvai. Tėvai ateina, susipažįsta ir mato, kad jie dera, vadinasi, jų vaikai irgi dėrės kaip asmenybės. O mes tai kuriam šeimas vedami įsimylėjimo. Ir tik vėliau sužinom, kad mūsų asmenybės visai nedera. Čia labai įdomu, nes keletas tokių iš karto klausimų. Pirmas toks klausimas būtų, tai kokios tada atsiranda tos realiai problemos, gal galima kažkaip dėmesingiau apžiūrėti. Jeigu moteris pradeda save identifikuoti su ta vyriška moterim arba savo asmenybė ir ateina į santykius su vyru, kas per dinamiką vyksta, kokios problemos tame kyla. Nes jau, man atrodo, mūsų visuomeniai tai jau nebeatskiriama dalis. Mes tik taip ir įsivaizduojam moterį, mes net nematom kito būdo, kaip jinai gali save identifikuoti. Jo. Aš galbūt papasakosiu tokiu būdu. Dėl to, kad jeigu pasakotų apie vyrišką, moterišką prigimtį naudojant savybių kalbą, vyras turi tą, moteris turi daryti tą, mes papulsime į sumaištį. Dėl to, kad tai neįmanoma vyriškos ir moteriškos prigimties aprašyti savybėmis ir kaip turi elgtis vyras ir kaip turi elgtis moteris. Tai nėra iki galo efektyvu ir teisinga. Čia irgi dar viena nauja žinutė visiems. Jo. Bet aš siūlau kitą variantą, daugiau pažiūrėti moksliškai. Ir esminis dalykas yra tame, kad šiuolaikinė pora ir šiuolaikinis žmogus turi vieną iš didžiausių problemų. Ir ta problema yra stresas. Tai reiškia, mes turim stresą, kuris sukeltas labai dažnai netgi ne išorinių dalykų, o vidinių. Tai reiškia, pas mus labai dažnai nėra ten karo arba aplinkui nėra, kad kažkas ten nori tave nužudyti, aplinkui laukiniai žvėrys ir taip toliau. Bet mes turime darbus, kurie labai intensyvūs, kur daug darbų, kur daug reikalų, visi skuba, konkuruoja ir taip toliau. Ir mes nuolatos gyvename strese. Ir stresas
Ir yra tai, kas žlugdo ne tik žmonių sveikatas, bet ir žlugdo santykius. Nes kada mes patiriame stresą, mums sunku džiaugtis ir sveikata, ir gyvenimu, ir santykiais. Viskuo. Viskuo. Ir esminis dalykas, kad vyro prigimtis tvarkosi su stresu vienaip, moters prigimtis tvarkosi su stresu kitaip. Okay. Ir jeigu mes tik šitų skirtumų žinosime, jau mes galėsime pamatyti daug atsakymų. Pabandom. Vadinasi, esminis dalykas yra va šitoj vietoje. Taigi, pagal mokslinius tyrimus, antropologinius tyrimus, vadinasi, vyras, jisai formavosi tos 200 000 metų, kol mes esame homo sapiensai, jis formavosi darydamas kokią veiklą. Tai reiškia, jisai medžiodavo, jisai kovodavo, jisai statydavo ir organizuodavo įvairius projektus, ten gynybinius, tiekimo ir taip toliau. Vadinasi, visi šitie projektai natūralu, kad jie darosi ant tam tikro hormono. Vadinasi, testosteronas jisai ir duoda jėgų atlikinėti šitus dalykus. Tai reiškia, jisai padeda laimėti, jisai padeda siekti, jisai padeda konkuruoti, jisai padeda būti aktyviu ir taip toliau. Ir natūralu, kad vyras medžiodamas, kovodamas, statydamas, tiekdamas kažką tai patirdavo stresą. Iš to loginė išvada, kad būtent testosteronas, kurio tuo metu daug, jisai turėtų slopinti stresą ir padėti žmogui, vyrui turiuomenį, jaustis ramiai ir atlikinėti savo darbus, medžioti, kovoti ramiai. Dėl to vyrui stresą mažina aukštas testosterono kiekis. Tai reiškia, kada vyras pavargęs, jisai pažiūri veiksmo filmą, siaubo filmą ir pailsi. Aš abejoju, kad moteris gali pailsėti žiūrėdama siaubo filmą. O vyrai gali. Dėl to, kad filmas sukelia testosterono kiekį, arba ekstremalus sportas, arba ten sporto varžybos, jisai pasikelia testosterono kiekį, nusiramina ir toliau gali gyventi. Moteris visus tos 200 000 metų gyveno kitokį gyvenimą. Taip, iki kontracepcijos priemonių atsiradimo, tai reiškia, jos visai neseniai atsirado, prieš 70 metų, ar kiek tenai, realiai visą laiką moteris laukdavosi ir augindavo, maitindavo kūdikį. Ir moteris galėdavo turėti nuo 5 iki 12 vaikų, realiai, jeigu jiems patikdavo seksas. Dabar moteris, kada jinai laukiasi, moteris, kada maitina, jinai labiausiai jaučiasi nesaugiai pasaulyje. Nes tada jinai absoliučiai yra pažeidžiama. Jinai yra pažeidžiama. Dėl to streso lygis pas ją aukščiausias būtent tada, kada pas ją jinai laukiasi, kada jinai maitina, jinai yra pažeidžiama. Dabar jeigu pažiūrėti, kas vyksta jos organizme, tai jos organizme tuo metu yra labai didelis oksitocino kiekis. Oksitocino kaip hormono, ne tik neuromediatoriaus smegenyse, bet ir hormono. Ir būtent tas hormonas yra dominuojantis va šitame procese. Logiškai, kad gamta juos sujungė. Ir dėl to moteriai reikėtų nuraminti moterį, kad jinai ramiau jaustųsi, kada jinai laukiasi, kada jinai maitina kūdikį, augina vaikus. Ir dėl to, kada yra aukštas oksitocino kiekis pas moterį, pas ją natūraliai sumažėja stresas. Dėl to moteris, grįžusi pavargusi po darbo, jinai pailsi, nežiūrėdama ten boksų varžybas, bet žiūrėdama kokį nors melodramą. Bendraudama su kitais žmonėmis, apsikabindama, kartu kažką tai darydama, jaukiai leisdama su artimai žmonėm laiką. Tai reiškia, tuo momentu pasikelia oksitocino kiekis ir tada jo streso lygis krenta. Tai va šitie prigimčių skirtumai, jie tiesiog yra mediciniškai, sakykime taip, įrodyti. Tai va aš norėčiau išskirti būtent šitus skirtumus. Vat mes, vyras ir moteris, biologiškai skirtingai tvarkosi su stresu. Mes kaip asmenybės bandom su stresu tvarkytis taip pat. Tai reiškia, mes ten, nežinau, raminamės, geriam arbatas visokiausius, ar ten vaistus, ar migdomuosius, ar ten ieškom kažkokios psichologinės pagalbos ir taip toliau. Bet šitas skirtumas jisai labai svarbus. Ir vat iš jo būtent šito skirtumo ignoravimo ir atsiranda šiuolaikinės problemos. Pas moteris. Kadangi moteris yra užsuktos tapti stipriomis, tai reiškia, stipri asmenybė
jinai padeda išgyventi, pasiekti savo tikslų, sukontroliuoti situaciją ir taip toliau. Ir neišvengiamai moteris darbe veikia, pavadinkim tai, vėlgi ant testosterono. Tai reiškia, jinai stengiasi būti laimėtoja, pasiekti visus tuos tikslus. Po to jinai grįžta namo ir namuose ten pilna, jeigu jinai turi vaikus, šeimą, pilna vėl visokių užduočių, kuriuos jinai turi padaryti. Ir jeigu dar nori jinai būti sėkminga, dar ir mama, vadinasi, jinai vėl toliau viską daro, pavadinkim taip, ant testosterono. Ir tokiu būdu jinai išlieka stipri namuose, stipri darbe ir jo streso lygis auga. Ir tas streso lygis ilgainiui moterį pradeda alinti. Tai reiškia, pas ją įsiderina hormonai, įsiderina emocijos, jinai pasidaro dirglesnė, jinai pasidaro žymiai labiau pavargusi ir taip toliau. Ir sveikatai labai blogai. Ir daug amerikietiškų tyrimų šiuolaikinių yra apie tai, kad moteris pradeda vytis vyrus ir mirtingumu, ir tam tikromis lygomis. Tai reiškia, moteris įgyvena nuolatiniam strese, dėl to jai yra natūralu matyti, kad vyras jai nepadeda. Bet vyras net gali padėti, bet va ta būsena, kurio jinai gyvena, tas stresas, kurio niekaip jinai negali iš savęs išimti, jai atrodo, kad nieks jai nepadeda. Ir jai atrodo, kad reikia dar daugiau nuveikti, dar daugiau padaryti, kad galiausiai kažkaip nusiraminti. Ir jinai dar daugiau visko daro, ir dar daugiau prikaupia streso, ir dar geriau aplinkui viskas pas ją yra, namai geresni, mašina geresnė, vyras geresnis ir taip toliau, bet stresas, va tas ir įsibalansavimas vidinis nemažėja. Bet čia yra vienas dalykas. Dabar pas vyrus kokia problema šiuolaikinė. Jo, vadinasi, vyras, jo organizmas funkcionuoja ant aukšto testosterono kiekio. Testosteronas yra skirtas iššūkiams. Ir jeigu jo gyvenime iššūkių nėra, tai reiškia, jisai tiesiog vartoja ir funkcionuoja kažkokį tai ten monotoninį darbą, jo testosterono kiekis krenta. Kada pas vyrą krenta testosterono kiekis, jisai pradeda nesusitvarkyti su elementariu stresu. Tai reiškia, tada paprasčiausi dalykai jam atrodo nepakeliami. Staiga vyras pasidaro dirglus, emocionalus, nesivaldantis, pradeda sirgti, pradeda energijos trūkti, krenta savivertė ir taip toliau. Ir jisai pats nesupranta, kodėl taip yra. Bet iš tiesų, tas stresas, jisai neišsivaduoja iš jo. Ir tada to streso tiek daug, jisai pasidaro emocionalus, jis pradeda bijoti, jisai pradeda savim nepasitikėti ir taip toliau. Ir tada jis dar mažiau visko daro, vengia visokių ten iššūkių ir tada testosterono kiekis dar krenta. Ir jisai dar labiau darosi emocionalus. Vadinamas moteriškas, bet ne moteriškas. Jis tiesiog pasidaro silpna asmenybė, kuri nesiekia aukštų rezultatų. Nenori būti sėkminga tam tikrose gyvenimo sferose. Skamba kaip labai reali situacija. Tokią realiai galima visur aplink absoliučiai matyti. Ir kartu skausmingai, tiesą sakant, skamba. Nes kol kas, kai tai pasakoju, atrodo, kad kaip ir nėra išeities, bene. Nes va taip, jeigu klausyti paviršiumi, gali skambėti turbūt, kad tai ką, reikia moteriai nebesiekti tikslų ir reikia kažkaip mažinti, silpninti savo asmenybę, kad jinai galėtų būti be streso ir ten gyventi laimingai, nejaugi, tai ką tada daryti, tai ką siūlymas yra grįžti kažkur atgal ir kaip tada su vyru ir kaip su tuo balansu. Čia didelės tokios skausmingos temos atrodo. Taip, tai vat, kada tu pamatai situaciją, tada tu matai, kad neaišku, kaip ją spręsti. Nes aišku, tai gali atrodyti, kad mes dabar turim sukurti kažkokius reikalavimus, tai vyras turi eiti ten kovoti kažkokioje vietoje, bet jisai mato, kam kovoti. O moteris turi ateiti ir jinai turi atsisakyti savo ten kažkokių tai veiklų, atsisakyti savo hobių, atsisakyti dar kažko tai. Arba vyras jai turi padėti. Vat ir kiek moteris bandė iš vyro reikalauti, kad jisai darytų, net jeigu vyras padeda viską daryti ir jos oksitocino kiekis, tarkim, nepakyla nuo to, jinai vis tiek jaučia stresą. Tai vat esminis dalykas, labai svarbu suprast, kad mes nežinom atsakymo, jį reikia sužinoti. Jį reikia sužinoti. Vadinasi, mano supratimo kelio atgal nėra. Yra tik pirmin. Tasme, mes negalim grįžti į senus patriarchalinius laikus ir taip toliau, ir moteris ten 16 vaikų sėdėjęs ir gyvens kaip pagal Vedas senovėje, arba, nežinau, kaip pagal kažkokius tai modelius.
senovės kultūrinius įprastus ir taip toliau. Aš manau, kad kai kurios šeimos gali judėti šitą kryptim ir jiems suveikia, bet kalbant apie masinį žmogų, šitas kelias neveikia. Vadinasi, reikalingas kažkoks kitas. Ar galima dar prieš einant prie to kito modelio, kuris labai įdomus ir manau, kad visiškai absoliučiai aktualus kiekvienam, aš dar norėčiau tokį paliesti klausimą irgi apie sunkumus, kuomet susiduria stipri asmenybė moteris su vyru. Taip atrodo, kad tai, ką tu pasakoji, tikrai yra stresas ir taip toliau, bet dar tas, ką tu pasakoji, kaip vystosi asmenybė, kad mes kaip asmenybės turim turėti tikslus ir išmokti jų siekti. Ir gaunasi, kad moteris visada pilna tikslų ir jinai ateina šalia vyro, kuris irgi, ypač pagal savo prigimtį, turi irgi norą siekti tikslų, tą kryptį turėti, ten judėti link kažko. Ir jie abu tada tokie susitinka, ar ne? Tai skamba čia kaip galimai dar viena skausmo vieta. Viena tai stresas ir visi disbalansai, kuriuos tu supasakoji, kas jau nežinom kaip išlipti iš to, bet kita abu tikslingi, kryptingi, susitinka ir kas tada? Jo, vat netgi ir yra, tarkim, gerai, yra dvi stiprios asmenybės. Jo. Stiprios asmenybės. Ir abudu yra tie produktai šiuolaikinės visuomenės, abudu apsimokino, tapo sėkmingais ir taip toliau. Jo. Šitoje vietoje vyras vis tiek, žiūrint iš mūsų prieš tai kalbėtų minčių, jis vis tiek geresniai pozicijoje. Dėl to, kad realiai tai jam padeda jaustis be streso. Va. Dėl to santykiai šitoje vietoje nėra iki galo skausmingi. Jie gali būti skausmingi, gali būti nebūti skausmingi. Dėl to, kad kada būtų stiprus, jie daugiau kaip asmenybės. Tai reiškia, kad jiem arba pakeliui, arba jie būtų turi tą patį projektą, arba jie turi du skirtingus projektus. Tai reiškia, tarkim, abiems jų gyvenimo projektas kartu yra šeima. Ir jie labai, ir pagrindinė vertybė dominuojanti yra vaikai, šeima ir taip toliau. Ir abiems sutampa. Tada jokių problemų, viskas Super, gerai. Tai apie šitą, ką tu dabar kalbė, turbūt ir yra dauguma psichologijos vadovėlių ir teorijų dabartinių, kurios ieško, kaip padėti šiuolaikiniam dviem žmonėm turėti santykius. Taip. Nes o tai, ką tu paminėjai, atrodo, kad tada jie gali apie tą, nežinau, vaikų auginimą susitarti, nustatyti abu bendrą kryptį, abu link tos krypties judėti, ar ne? Taip. Aha, ir tas pats turbūt ar tai su buitim, ar tai su dar kažkuo. Taip. Aha. Ta prasme, kad psichologai siūlo tokį variantą. Gerai, mums reikia rasti žmogų, su kuriuo mes turėsim bendrą projektą. Ir tų projektų nėra labai daug. Iš tiesų yra 4 projektai žemės žmonijos vystymėsi. Tai yra šeima, visi abudu susivienyje į strateginį tikslą. Abudu gali susivienyti karjerą. Tai reiškia, aš noriu pasiekti aukštų rezultatų ir tu nori pasiekti aukštų rezultatų. Taip, mes turim vaikus ir taip toliau, bet vaikai irgi yra mūsų rezultatai. Jie patys genialiausi, patys stipriausi, patys. Tai reiškia, yra tokia strategija, jeigu abidvi sutampa, tada jie vienas su kitu gali būti. Gali būti keista tokia strategija, bet jinai irgi yra, kada žmonės avantiūrizmu mes vadinam, tai reiškia, žmogus ieško gyvenime smagumų, malonumų, įspūdžių ir vienas ieško įspūdžių, smagumų, nuotykių ir kitas ir abudu jie susijungia. Tai vad, kol jam pakeliui, jie gali irgi būti kartu. Okay. Ir ketvirta labai reta strategija, va čia ir yra tie žmonės, jie, va, jeigu kalbant apie žmonijos vystymąsi, būdavo tie, kurie šeimas augindavo, būdavo tie, kurie kovodavo, kariaudavo, siekdavo visokių, būdavo avantiūristai, kurie atrasdavo Amerikas, naujas nežinomas žemės ir taip toliau, ir būdavo žmonės, kurie gyveno tam tikroj tarnystėj. Tarnystė tai aukštai, kaip nežinau, kaip sakyti, visą pasaulį sukūrusiai jėgai. Tai reiškia, žmonės nuo pat mažens jausdavo, kad jo šitam gyvenime vat, yra kažkokia tai aukštesnė jėga manyje, tarkim, aš esu siela, tu esi siela, ir aš čia turiu šitam gyvenime kažką nuveikti, realizuoti, išmokti. Ir kartais gali susikurti tokios poros, kur abudu jaučia, kad poros gyvenimas tai yra dvasinio augimo, atsiskleidimo tema. Jie gali turėti vaikus, gali neturėti vaikų ir taip toliau, bet jų pagrindinis strateginis tikslas yra šitas. Tai kada sutampa, tai asmenybės tada susitarė. Ir yra visi miksai, kada moteris nori šeimos, vyras nori avantiūrų, kada vyras nori karjeros, moteris nori šeimos, kada dabar šiais laikais atsiranda, kad aš mėgstu medituoti, sveikai gyventi, o vyras karjeros ieško ir taip toliau. Vat kada nesutampa, tada būna sudėtinga su asmenybė. Bet net jeigu asmenybė susitarė kartu ir eina tą pačią kryptim,
tai negarantuoja, kad jie džiaugsis gyvenimu. Dėl to, kad santykiai, jie yra sukurti visai kam kitam. Jie neskirti stipriom asmenybėm. Jie skirti mums pailsėti nuo stiprių asmenybių. Oh my God. Jie skirti tam, kad mes atsipalaiduotume, mėgautumės gyvenimu, mėgautumės kompaniją, mėgautumės prisilietimais, apsikabinimais, artimumu, intimumu, laisvalaikiu ir taip toliau. Ir čia yra, sekanti vėlgi skausminga vieta, kad stipri asmenybė nemoka mėgautis gyvenimu, nes jinai yra išmokinta siekti tikslų. Ir visi tikslai pagrindė yra darbe. Jo. O asmeniniam gyvenime yra ne tikslai, o kaip tai prasmės. Tai reiškia, negalima paversti tikslu meilė, negalima paversti tikslo poilsis, mėgavimasis, gyvenimo spalvos. Tai ne tikslas, nes jeigu tu sieksi tikslo užmigti, tai tu negalėsi užmigti būtent dėl to, kad tu sieki. Dėl to, kad tu sieki. Kol tu sieki, tol tu neužmiegi. Neįmanoma. Ir kita problema stiprių asmenybių, tiek vyro, tiek moters, šiais laikais, kad jie nesugeba mėgautis asmeniniu gyvenimu, jie nemoka ilsėtis, nemoka atsistatinėti po sudėtingų ten krūvių. Jo. Dėl to aš pasiūlysiu kitą dar idėją, kad taip, mes randamės tokioje visuomeniai, kapitalistiniai visuomeniai, kur iš mūsų augina stipres asmenybės. Ir vieniem gaunasi būti sėkminga asmenybė, kitiem ne. Bet iš tiesų asmeninis gyvenimas ir vėliau net ir socialinis gyvenimas priklauso nuo kitos kokybės asmenybės. Ir ta asmenybės kokybė vadinasi ne stipri asmenybė, o brandi asmenybė. Dėl to stipri asmenybė, tai reiškia sugebant įveikti išorinės kliūtis, kad pasiekti išorinius tikslus. Dėl to stiprią asmenybę reikia turėti tam, kad pasiekti darbe rezultatą. Asmeniniam gyvenime mes turime kitus iššūkius ir kitus tikslus vidinius. Ir vidinė branda tai yra sugebėjimas pasiekti vidinių tikslų ir įveikti vidinės kliūtis. Kas yra vidiniai tikslai? Jeigu taip supaprastintai. Vidinis tikslas yra, apibendrintai galim pasakyti, darna su savimi ir su supančiu pasaulio žmonėmis. Nesvarbu, kaip tai vadinasi, meilė, ramybė, harmonija, gyvenimo skonis, gyvenimo džiaugsmas, laimė, kaip be pavadinsi šitą dalyką, apibendrintai mes galim pavadinti darna su savim ir su pasauliu. Dabar kokias kliūtis mes turime veikti? O kliūtis tai yra mūsų visos emocijos neigiamos. Tai yra pasimetimas, liūdesys, pyktis, nepasitikėjimas savimi, nepasitikėjimas gyvenimu ir taip toliau. Visokie praradimai, visokie sudėtingi išgyvenimai ir taip toliau. Visi mes juos patiriam. Ir vieni žmonės juose palūžta, kiti pabėga į darbus, tampa stipriomis asmenimis, o treti įgauna brandą. Jie išmoksta susigaudyti savo pyktį, liūdesyje, pasimetime ir randa tą vidinę stiprybę ir sugeba gyventi gyvenimą su visom emocijom, su visais jausmais ir atrasti gyvenime skonį, džiaugsmą, spalvas. Ir būtent brandi asmenybė ir padeda mums sukurti nuostabius santykius. Dėl to idealus variantas, kad turėtų būti dvi esybės, kurios kartu jaučia ryšį, vyriška, moteriška prigimtis, čia kalbant apie žmogų, apie tų du Ieva ir Adomas, tarkim, jo. Vadinasi, ir tos prigimtys nuo senovės veikia, magnetina vienas kitą ir duoda tą užsikrovimą ir padeda vienas kitam įveikti stresą. Ir asmenybės turi būti brandžios. Ne stiprios, o brandžios. Tai reiškia, jos moka bendrauti, jos moka išgirsti save ir kitą žmogų, išmoksta pažinti save, savo poreikius ir kito žmogaus poreikius, išmoksta matyti jo akimis, savo akimis, moka bendrauti, moka spręsti konfliktus, moka puoselėti pagarbą, palaikymą ir taip toliau. Jokia stipri asmenybė to nepadarys. Stipri asmenybė, gerai, tai ką man praktikuoti? Pasitikėjimą, ką daryti? Kaip tai gali būti? Kaip dabar sakyti, kaip praktikuoti meilę? Sistemingai, gėlės nešioti, ar dar kažką, ar šypsotis kitam žmogui. Ir va čia yra problema, kad visuomenė suinteresuota išmokinti žmonės ir padaryti juos stipriomis asmenybėmis, nes tai yra darbo jėga. O ar žmogus laimingas asmeniniam gyvenime ir nelaimingas, šito žmogaus problema. Čia to žmogaus asmeninė problema. Ar jisai
nežinau, susiranda kažkokią edukaciją, kažkokius mokytojus, kažkokias galimybės vystyti savo brandą, savo sąmoningumą, ar ne? Jeigu jisai apleidžia va šitą vietą, nėra jo brandumo, vidinio brandumo, santykis su savo santykiais, su jausmais, su emocijom, su priešingai lytim, su sudėtingais išgyvenimais ir netgi su maloniais išgyvenimais. Tada tie žmonės negali sukurti tokių artimų, intimių, užpildytų pagarbos ir palaikymo santykių. Dėl to šiais laikais taip yra daug stiprių asmenybių jos kartu. Jo. Netrukus būtų labai nuostabu, jeigu galėtume eiti giliau į tą temą, kaipgi vystosi ta brandi asmenybė, kaip per kokius jinai ar iššūkius, ar ką jinai turi praeiti, kas turi su jai įvykti, kad jinai tokia taptų. Bet kartu dar noriu prieš tai tiesiog pasidalinti tuo, kad labai įdomu tai, ko daliniesi iš tokio bendro konteksto, kaip gyvena žmonės, tarsi kaip jie evoliucionuoja. Nes atrodo, kad psichologija, pavyzdžiui, dabargi pilna knygų. Ten 4 susitarimai, ten kažkokie tai dar susitarimo būdai, kaip bendrauti, va šita dalis dar šiek tiek tarsi mūsų kultūroje yra liečiama. Bet tai, kaip tu išskleidai tuos lygmenis, kad ir tos 4 strategijos ir prigimtis, nepažeistos hormonų disbalansų turi ten darniai būti ir nedominuojamos asmenybių ir taip toliau. Bet šitos dvi iš viso jų praktiškai nėra apie jas visiškai kalbama. Tai tiesiog labai įdomu matyti, kad toks labai kompleksinis modelis yra tai, apie ką tu kalbi, visuminis, apimantis labai daug aspektų. Taip. Dėl to ateitis žinojimo, visų žinių apie žmogų yra ta, kad jinai tampa vis labiau kompleksinė, vis labiau visuminė, o ne kažkokia siaura. Kad psichologija žino visus atsakymus, arba nežinau, ten religija žino visus atsakymus. Ne, yra visuma. Ir psichologai žino, ir religija, ir dar gyvenimo patirtis ir taip toliau. Nes vien tas aspektas, kad tu paminėjai, kad nuostabu būtų net jeigu ir žmonės gebėtų identifikuoti, jausti, ar yra ir sielų, tas esybinis rezonansas tarp žmonių. Tai čia vėl yra labai didelė nauja tyrinėjimo erdvė galbūt daugeliu. O kas tai, o kaip tą jausti, o kaip tas atidaro. Tai labai faini visi klausimai. Jo, ir esminis dalykas yra tas, kad mes šitų visų dalykų išmokstame iš kitų žmonių. Vadinasi, įskaitant ir brandos? Taip. Vadinasi, mes tapom stipriomis asmenybėmis, tik dėl to, kad mes vaikystėje sutikom stiprias asmenybės ir nusprendėm iš jų mokintis. Ir Hollywoodo filmuose vien jau. Ir Hollywoodo filmus. Bet pavyzdžiui, jeigu mes sutiktume kokią nors labai stiprią moterį, tai kaip taisyklė, jinai vaikystėje galbūt buvo tėčio dukra. Ir su tėčiu ten žvejojo, medžiojo ir taip toliau. Ir jinai perėmė tą modelį stiprios asmenybės. Jeigu mes turime, nežinau, pavadinkime taip, moterišką vyrą, tai reiškia silpnos asmenybės vyrą, tai mes aptiksime, kad jisai mamos berniukas. Tai reiškia, jis iš mamos perėmė galbūt tą lankstumą, imlumą ir taip toliau. Ir realiai aplinkui mūsų visa visuomenė, jinai siūlo mums pavyzdžiui stiprių asmenybių. Dėl to realiai visuomenė mus ir mokino būti stipriomis asmenybėmis. Dėl to nenori, mes tiek anksčiau ir vėliau sutinkam žmogų, stiprią asmenybę, kuris mus padeda ten judinti, spardo į užpakalį ir nenori mes visi augam. Bet tam, kad mes taptume brandžios asmenybės arba mes taptume išmintingos asmenybės, sąmoningos, mums reikia sutikti brandžią asmenybę. Ir su ją bendraujant tapti brandžia. Tik tai taip. Galbūt taip galima knygą skaityti, galima žiūrėti video, bet labai svarbus yra bendravimas, labai svarbu yra veidrodiniai neuronai, turi būti įsitraukę, apsikeitimas energijomis, būsena, savijauta ir taip toliau. Kaip įdomu. Tai reiškia, tada tu pagauni, kad jeigu aš sutinku tokį žmogų, kuris labiau holistinis ir jame matau, kad jisai neturi to konflikto su stresu, tai reiškia, kad jo prigimtis moteriška ir vyriška nekovoja su asmenybė, kad jo asmenybė nekovoja su esybė, tai reiškia, realiai mes sutinkam tokį žmogų, kaip tai atrodo, kaip atrodo tas žmogus. Tas žmogus atrodo taip, kad jo asmenybė, jinai yra prasiplėtusi, ne tik siaurai stipri asmenybė, bet jinai pasidarė platesnė, nuaugo į platesnį tokį medį, daugiau šakų turi jo. Ir tame matosi, kad ta asmenybė išreiškia prigimtį.
Pavyzdžiui, jo, tarkim, jeigu aš sutinku išmintingą, brandžią moterį, tada net jos asmenybėje, tai elgsenose, rolėse ir scenarijuose, aš jau matau moteriškos prigimties išraiškas. Lygiai taip pat, jeigu tai yra išmintinga, brandi moteris, aš jos asmenybėj matau ir vyriškos prigimties išraišką. Dėl to, kad nėra, kad ir aš jokių būdų netvirtu, kad moteris turi būti tik moteriška prigimtis. Jo, mes prisimkim yin-yang ženkliuką, ten turi būti statistiškai, nežinau, dažniausiai 80% tavo prigimties ir 20% tavyje yra priešingos prigimties. Dėl to, jeigu pas tave yra ir priešingos lyties prigimtis išreikšta asmenybė, tada tu gali susikalbėti. Dėl to vyras gali su moterim susikalbėti, išgirsti tik savo vidinę moterim, pavadinkime taip. O moteris su vyru gali susikalbėti ir išgirsti jį ir supras, kas su juo vyksta, tik per savo vidinę vyro prigimtį. Taigi, moteris brandėjo, vadinasi, šiuo atveju jos asmenybei matosi ir kad jinai moteris. Vadinasi, tai įeina ir nuspalvina jos asmenybę. Lygiai taip pat... Aš atsiprašau, čia dar truputėlį tiesiog noriu patikslinimo, nes gal kažkam irgi bus aktualu tas patikslinimas. Tu kai kalbėjai apie tą prigimtį moterišką, tai tu minėjai vis tiek, kad tas oksitocinas, bendravimas, empatija, Tai vat, kai mes kalbame apie asmenybę, tai ar tai reiškia, kad išreikštos būtent šitos savybės asmenybėje, empatija, rūpestis ten ar kažkas kito? Aš, jeigu kalbėti labai trumpai, aš pasakyčiau taip. Jeigu yra stipri asmenybė, tada jinai orientuota yra į konkurenciją. Jeigu taip trumpai. Jeigu joje yra moteriškos prigimties, jinai orientuota yra kooperacija. Vadinasi, toji moterį tiesiog matosi kooperacija. Bet pas vieną moterį kooperacija jinai atrodo meilumu, minkštumu ir taip toliau. Pas kitą moterį kooperacija gali atsispindėti kaip komunikacija, bendravimas, empatiškumas ir jinai gali būti visai nebūtinai ten labai jau tokia minkšta ir taip toliau. Bet jinai kooperuojasi. Va, vadinasi, šita prigimtis. Ir lygiai taip pat moters arba vyro, jeigu tai yra brandi asmenybė, joje matosi ir žmogaus siela, esybė. Jinai matosi kame? Jinai matosi jos motivacijoje. Tai reiškia, yra motivacijos arba vertybės, pavadinkim taip, humaniškos, žymiai platesnės. Tai reiškia, žmogus ne tik savo nori, bet ir nori kitiem. Tas žmogus yra labiau linkęs dalintis, labiau linkęs gerą daryti, labiau linkęs pastebėti, kad gero darimas atneša gerą. Tai reiškia, pa žmogų yra tos viduje jo motyvaciniai toj sistemoje yra įdiegtos, išpuoselėtos humaniškos vertybės. Meilė, palaikymas, teisybė, tiesa, atvirumas ir taip toliau. Ir tai yra natūralu tai asmenybei. Tai irgi yra brandžios asmenybės požymis. O stipri asmenybė gali visai neturėti humaniškų vertybių. Jinai gali būti super sėkminga, super stipri, super daug pasiekusi, bet joje gali būti zero vat šitų vertybių. Dėl to tai brandžiai asmenybei reikia tai išpuoselėti. Ir jas išpuoselė būtent brandi asmenybė, dėl to, kad jinai pagaliau atsisuka į save. Nustoja ten išoriai siekti sėkmės, jinai nori atrasti viduj sėkmę, o vidinė sėkmė yra man gera, man ramu, aš jaučiu gyvenimo skonį, be jokių skonių stipriklių. Vat čia yra toks svarbi atrama ir vat nuo šitos vietos pradeda augintis brandi asmenybė. Ir jinai tada gali jau įeiti į santykių su kitu žmogum, nes tada kitame žmoguje irgi mato tą patį. Mato jo jausmus, mato jo poreikius, mato jo skausmus, mato jo džiaugsmus ir su to žmogum bendrauja jautriai, empatiškai, bet nepameta savęs. Tai vat čia yra tai, ką mes turime išvystyti. Sutikti tokius žmonės, matyti pavyzdžius tokių žmonių. Vertinti, kaip matyti, kad iš viso tai vertinga yra. Trumpai, jeigu jums patinka šitą laidą, tai pasiekite būtinai mus, pamėkite šitą laidą ir pasidalinkite su kitais. Tokiu būdu mes visi kartu galėsim padėti išminties žinutėms, skleistis ir užpildyti daugelio žmonių gyvenimus. Na ką, tai gavosi labai didelis pokalbis, man atrodo. Man atrodo, daugam bus tikrai ir nauja, ir įdomu, ir netikėta. Ir labai tikiuosi, kad kažkam bus kaip po galimybė pamatyti dar, ką jie gali daryti šiame gyvenime, kaip jie gali save aptikti, kaip jie gali save realizuoti. Tai labai visiems to linkiu. Jo, nes čia labai didelės temos ir aš labai rekomenduoju, jeigu jums tai atsišaukia ir įdomu. Aš esu kartu su komanda, mes esame sukūrę mano paskaitų portalą ir ten įdėta
daug valandų, virš 30 paskaitų būtent šitomis temomis. Jo. Ir jūs ten galite kartu poroje žiūrėti ir įskleidinėti šitas temas iki pat nuo filosofinio to požiūrio iki labai konkretaus praktinio, ką daryti. Visi tie atsakymai tose paskaitose yra. Mes čia tiesiog prabėgom labai greitai, supažindinom, galbūt jums tai yra įdomu, bet galite ten daug rasti, kaip konkrečiai tai galima atradinėti. Jo, apie paskaitų portalą Rimvydo, tai adresas yra www.rimvydopaskaitos.lt. Tai jeigu kažkam aktualu, raskite. Na, Rimvydai, kažkaip reikia vis tiek apibendrinti šitą pokalbį. Ko tu palinkėtum moterims ir vyrams šito mūsų susitikimo kontekste? Jo, aš manau, kad palinkėčiau, galbūt tai banaliai skambės, bet tai yra meilė savo. Meilė savo, tai aš turiu omeny atsisukimą į save. Priėmimo savyje viso to, kas yra. Tai reiškia, pirmiausia, tu aptinki, kad taip, tu esi nuostabi būtybė, galima tai vadinti sielą, galima vadinti esybę, galima vadinti širdimi ir taip toliau, kuri nuolatos viduje generuoja tą nuostabų pilnatvės jausmą. Toliau aptikti, kad aš esu moteris ir vyras. Ir tai daugiau ne kaip savybės, bet kaip būsena, kurią generuoja visi mūsų hormonai, kurie veikia ir tam tikrų būdų veikiantis smegenų skyriai. Ir tai yra specifinė būsena ir nuostabi. Ir aptikti, kaip gražiai jos dera tas vyriškos ir moteriškos prigimtys, jog jos visada dera būtent santykių pradžioje. Mes pradžioje įsimylim ne asmenybę, mes pradžioje įsimylim moterį, pradžioje įsimylim vyrą, o jau po to pradedam gyventi kaip dvi asmenybės ir prarandam tą trauką. Dėl to labai svarbu priimti savo tą prigimtį, pažinti ją, priimti priešingos lyties prigimtį ir atrasti tą nuostabią alchemiją. Tai va čia yra labai labai nuostabu. Ir priimti savo asmenybę. Ir atrasti, kad jinai gali toliau vystytis, bet būtent ne į stiprumą, o į tą išmintį, į brandumą, į sugebėjimą būti darnoje su savim ir su pasauliu. Va, dėl to mano palinkėjimas yra toks, sutikti tokius žmonės gyvenime, kurie jūs inspiruotų gyventi ir jaustis taip. Bet man visada pasisekė, mano didžiausias pasisekimas yra tame, kad aš sutikau tokius žmonės ir aš buvau labai įkvėptas tų žmonių. Ir vat būtent aš išmokau iš žmonių. Tai yra gyvas žinojimas, jis visada žmonėse. Dėl to aš labai linkiu atkreipti tokius laimingus, kartais net keistus žmonės ir pasidomėti, o kaip jie gyvena, pabūt šalia jų, persijimti savo veidrodiniais neuronais, empatiją, širdimi. Va tą jausmą ir užsimanyti jo. Kai jūs tik to užsimanysit, jūs iškart pamatysit natūraliai, kaip taip galima realizuoti. Labai gražu. Tai ačiū tau, Rimvydai. Ačiū, Marija, už pokalbį. Labai fainai. Dėkui visiems, kad esate kartu. Jeigu jums patiko ši laida, tai būtinai nepamirškit prenumeruoti mūsų kanalą, kad gautumėt informaciją apie naujausias laidas, nes jų tikrai bus daug. Ir mes su Rimvydu pasiruošę dar pamatyti, apžiūrėti daugybę kasdienio, šiandieninio, šiuolaikinio žmogaus gyvenimo iššūkių, būtent per išminties kampą. Tai jeigu jums tai įdomu, prenumeruojam, laikinam, dalinamės. Sėkmės.